Trečias darbotvarkės punktas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 spalio 29 dienos sprendimo dėl Klaipėdos miesto sanitarijos ir higienos taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Pranešėja Sadauskas. Aš galiu pasakyti, kad tik vakar buvo narkotikų kontrolės departamente, kur iš tiesų yra Seime užregistruotas sprendimas, būtent toks, kokį mes ir siūlėme daryti. Tai galbūt, jeigu pavasario sesijoje jis bus svarstytas, tai gal čia mes būsim tą žvaigždė. Iš tikrųjų mes iš vienos pusės labai gražus ir galbūt tokie vieni pirmųjų tai darantis Lietuvoje. Kitas dalykas gal net Europos Sąjungoje, nežinau, reikėtų pasižiūrėti. Aišku, tarybos valiai apsispręsti. Jeigu tarybos nariai siūlys, kad visuose parkuose, tai tikrai mes tik tai pritarsim tokiam sprendimui ir čia išbraukti pavadinimus tikrai ne problema. Mūsų skyrius ir viešosios tvarkos skyrius ir jų galimybės tos dalykus kontroliuoti, tai, kaip pasakyti, reidų forma turbūt tik tai, nes tikrai nėra galimybės jokios pagal žmogiškuosius išteklius, kad kiekvienam toj nerūkymo zonai galėtumėm pastatyti kontrolierių, tikriausiai nėra toks ir tikslas. Tai yra tiesiog prevencija ir kiek teko pastebėti, tai žmonės patys kontroliuoja. Kontrolės nereikia iš šalies, kaip kada kažkai minėjai, Grublys ir Tamstarodas. Kontrolė yra savyje. Ot pavyzdys autobuso stotelėse. Aš nustebau ir geranoriškai matau, nerūko autobuso stotelėse. Ir yra savikontrolė. Net ir kitas pamato. Ir aš pasakau, sakau, vyrai, pažiūrėkit, plytelį nupaišyta. Kur, atsiprašau. Bet kitas dalykas jis pats mato. Savikontrolė. Ir tas žinojimas potvarkio mieste. Ir bus tas ta vadinamai kontrolė. Nereikia gaudyti, Mindaugai, nereikia gaudyti. Aš visada sakau, draudimų mes galime prikurti, bet prevencijai jokios galimybės neturime. Nei nubausti, nei persekioti juos. Viešosios tvarkos skyrius. Kiek kaštų atsieina valstybei ir kiek mirčių susiję su rūkymu. Niekas net nesiginčia, aš nieko nesakau. Nerūkiau ir kitam nesiūlau, nes piniginė nuo to pilnėja. Gerbiamas pirmininkė, tai aš iš savo pozicijos, ar ne? Tada dėl parkų. Kiek mes parkų turim Klaipėdoje? Daug. Kiek? Nu, tokių skverinių parkelių turim po 15. Tai vat visuose parkuose siūlau uždrausti rūkymą. Žodis dar skliaustelis turėtų būti nerekomenduojama ir nepatariama. Čia nuo Vytauto. Tai vat šitą gal reikėtų prieš tarybos posėdį kažkaip jums išsiaiškinti, nes užduosim tos klausimus. Ne, tai tvarkoja, bet čia yra diskusija, kuri atsakymą turi gauti taryboje. Tai sprendimų priėmėjas yra taryba. Mes siūlome. Kaip jūs padarote, tai jau yra jūsų valia. Tai jeigu jūs išbrauksit tuos dviračių takus, tai irgi bus jūsų valia. Bet mes jūsų pozicijos negirdėjom. Realiai, vat kaip specialistė. Aš tai visą miestą uždrausčiau rūkymą. Va tą ir norėjau girdėti, kad žinot jūsų poziciją. Gal mes čia svaigstam atsisėdę. Na, daktarė, tada būtų gerai mažas patarimas komentaras. O vieta tai yra Klaipėdos miestas. O kodėl uždrausti? Brūkšnys nerūkant, amžius pailgėja kiek metų. Viskas, tai priims visi. Arba iš viso išimti ir palikti dviračių takus, nukelti prie miškų dalies ir parkų ir va tuose būtent dalyse, o kad prieš tai dviračių takai esančiuose miškuose ir parkuose. Taip ir rašykim tada. Komiteto toks ir siūlymas. Miškuose ir parkuose. Tikrai ne dviračių takus mieste. Vietą kelti ten į galą. Į galą. Kurie yra miškuose ir parkuose. Ir parkuose dviračių. Tai to pradėkime, jeigu dabar mes Manto gatvės dviračio taką uždraus, vėl tą poziciją. Nes nerūko nieks važiuodamas, nesumatos. Nerūko, bet eikim po žingsnelį, neužgrėbti. Dar įvairios diskusijos važiuoja. Tai ar galima su tokia pastaba... O dėl visų parkų labai pasiūlyti. Ir visos parkuose. Visos. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 metų spalio 22 sprendimo dėl Klaipėdos miesto sanitarijos higienos taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Sprendimą ar galime pritarti bendrų sutarimų su tom, kurios pasakiau pastabas yra. Pastabą man čia įrašysit, ar duosit protokolą. Protokolą.